kunigaikštis Kęstutis pradėjo plėsti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemes, atkeliavo pas mus Konstantinas ir jisai mūsų riterius išmokino, kaipgi galima būtų visiškai slaptai patekti į bokštus, į kampius pas nekaltąsias mergeles, pasinaudojant jų kambarių užuolaidomis. Jo visą, taip sakant, parodomąją programą, sliuogimą ir kritimą jūs pamatysite vėliau, o dabar jau matau, riteriai yra pasiruošę. Te prasideda dvikova. Na, kaip matote, visuomet prieš kovą riteriai lengvų smūgių pasveikina vienas kitą, parodydami, jog taip, sustabdoma kova, riteriui Egidijui yra atsisėdę jo šarvai. Tai, kaip minėjau, prieš kiekvieną kovą riteriai draugiškai pasveikina vienas kitą, parodydami, jog supranta, tai yra sportas ir iš tiesų vienas kitam gyvasties atimti jie visiškai neketina. Tai, kad ir dabar matėme, riteris Artūras pats sustabdė kovą, pamatęs, jog jo priešininkų šarvai atsisėdė. Aplodismentai Artūrui! Tikras riteris turi būti garbingas riteris. Ir turbūt tikrai ne aplodismentai skvairams Artūro priešininko Egidijaus, taip sakant, už tai, kad taip blogai surišo jam šarvus. Tęsiasi dvikova. Publikai primenu, jog taškai pelnomi tik už stiprius į kūną patrakčius smūgius. Tie smūgiai, kurie buvo nublokuoti skydu ar ginklu, taškų nepelno. Ar jums patinka ši kova? Tai neslėpkite savo emocijų! Stop! Skamba gongas, skelbiantis kovos pabaigą. Kągi tars mūsų garbėjai teisėjai, kuris riteris daugiau taškų surinko. Ir nugalėtojų tampa riteris Egidijus. Jausios damos, kurios iš jūsų balsuoja už Egidijų. Visos trys damos atiduoda savo palankumą bei malonę riteriui Egidijui. Sveikiname Egidijų, bet ir paplokim riteriui Artūrui už garbingą pastebėjimą, kad priešininko šarvai šiek tiek netaisyklingai uždėti. Sekančioje kovoje